Tai yra mergina vardu Gintarė ir registruoja čia. Čia. Paskaitysiu tą garsį. Kągi, mano mergina vis nejaukiai pasijaučia, kai pradedu kalbėti apie jos vasaros nuotykį vardu Tomas. Mane tikina, jog tarp jų nieko nevyko, tačiau taip pasimesti vos išgirdus vardą yra daugiau nei keista. Manau, užtektų prisistatyti Tomu ir pabandyti išpešti iš jos po truputėlį, kas tą naktį įvyko. Bet būtų smagu sužinoti, ar pasirašytų jį pasimatyti su kitu vaikinu. Papildoma informacija buvo savo pusseserės Renata prie ežero. Mokosi VDU. Tuo metu, kai susipažino su Tomu, ji buvo su pusseserė Renata prie ežero. Gerai, tai turime informaciją. Gerai, prisitikim Tomą ir pažiūrim, kaip gelgsis. Reikėtų, aišku, Kalugino, kuris žino žmonių psichologinė. Jo, kurio akis nukrypsta, kai pradeda drebėti rankos ir panašiai. Alio. Labas. Labas. Ką darai? Nieko, kas skambina. Tomas. Koks Tomas? Tomas. Daug Tomo pažįsta, kad manęs net nebeatsimeni. Ne, tiesiog su jokiu Tomu nebendrauju. Aš suprantu, kad ilgą laiką nebendravai. Aš tavo pusseserę prisimenu. Renatą prie ežero. Kai buvom tada. Tai ir tavęs nepamiršau. O tai kažkas buvo, kad mane turėjai nepamiršti? Kas buvo? Nu taip, ko gero, jeigu taip skambinu. Ne, aš šiaip norėjau paklausti, ar šią vasarą atvažiuosit prie ežero. Tai kaip ir kiekvieną vasarą važiuosim. Norėčiau paklausti dar, kaip kiekvieną vasarą vėl galėsim mes susitikti. Mes susitikom vieną vasarą ir dar 3 kartus, jei neklystu. Na, tai norėčiau ir 4. Na, kad ne. Kodėl? Toks jau blogas 3 kartas buvo? Kad... Įdomu, apie kokį 3 kartą kalbį ir tuo labiau, kai man skambinai prieš pusmetį ir kiek aš jau, kad aš turiu draugą ir tikrai nesusitiksiu. Tai kas, kad turi. O dar su to pačiu draugauji? Na taip. Bet man taip patiko tas kartas. Nu, žinai, kartais tai būna. Taip nebuvo jokio karto. Buvo. Nebuvo. Nu, tai kas buvo tada? Nieko nebuvo. Jeigu tau tai tas ne kartas. Jeigu tau reikėjo man sakyti, kad tu turi vaikiną, tai reiškia, kažkas buvo, jeigu iki to mes daėjom. Jeigu nieko nebūtų, klausyk. Tai pats, ką tu čia kalbi dabar? Gintarė, jeigu mes nebūtumėm niekur daėję, tu net nebūtum man sakęs, kad turi vaikiną ir net nereikėtų tau čia aiškintis, supranti? Ir tau nereikėtų sakyti, kad... Aš tau tada pasakiau, kad turiu vaikiną vėl to, kad tu man neskambinėtum, nes tu man skambini kiekvieną savaitgalį. Nu ir kas čia blogo? Tai nei man, nei mano vaikinai nepatinka, kai man skambinėja kiti. Aš manau, kad tavo vaikinai labiau nepatinka, o ne tau. Tai, kad man užtenka jo vienu ir man tikrai nereikia, kad kiti skambinėtų. Atrodo taip, kad jisai dabar sėdėtų šalia tavęs ir sakytų, ką tau sakyti. Ne, aš sėdžiu viena dabar namuose kol kas. Kol kas. Tu nori pasakyti, nei kiek neapsidžiaugai, kad aš tau paskambinu? Ne. Tu man tokia graži. Ačiū. Nepersidažė plaukų dar, tokie pat gražus? Taip. Bent atsimenu, kokie jie buvo. Rudi? Oho, kokia puikia atmintis. Taip, aš tavo šypseną atsimenu. Gaila, bet aš tavęs tai visai neatsimenu. Nieko tokio. Priminsiu aš tau dar. Nereikia. Reikia, Gintarė, reikia. Aš manau, kad tu klaidą darai. Kas? Tu klaidą darai, sakau. Klaidą? Jau. Abejoju. Tu jauna dar, tu nieko nesupranti. Suprantu tiek, kiek reikia kol kas. Aš manau, kad tu esi prispausta į kampą. Prigrasinta, kad negali kalbėti su jokiu Tomu, bijai ir viskas. Ir tu negali išsireikšti taip, kaip norėtum. Nors iš tikrųjų tu norėtum. Aš nesu prispausta į kampą, kas tu taip iš vis sakė? Aš jaučiu, žinai, per tam tikrą metų patirtį ir šiaip
Aš nepatirtį, tu esi 2 metais vyresnis už mane, tai labai didelė patirtis. Aš ne apie metus, aš perskaitos knygos, bent turėjimas tokių merginų kaip tu. Ir šiaip... Su kuo tu mane lygini? Lyginu su tokia. Koks skirtumas, tik tu nepažįsti. Nepažįsti. Tai dabar, žinai, va, su kokia atrodo pavydo priepuolis. Aš sakau, kiekvienas žingsnis tavo pasakymo žodis, tai kaip ir apsprendžia. Tai nebuvo pavydo priepuolis ar dar kažkas, tik aš pagalvojau, kad ką, Tomai? Aš žinau, kad aš tau patinku. Tu mane patinki. Aš turiu vaikinas, kurio man yra viskas labai gerai, aš esu laiminga, tai patikėk man, joks kitas vaikinas nepatinka. Nepatinka, ar ne? Nepatinka, man jo vieno užtenka. O tai kas tada buvo prie ežero tarp mūsų, ką? Tarp mūsų nieko nebuvo. Buvo? Nebuvo? Buvo. Tavrasne, jeigu tu sureikšmini bučinį dieną, tai nežinau. Taip, aš sureikšminu. Aš nematau reikalo sureikšmint. Aš noriu dar. Aš negaliu nustoti apie tave galvoti, suprant. Man vienas bučinys yra labai daug ir man jisai reiškia labai daug. Kodėl aš tau skambinu kiekvieną savaitgalį? Kodėl aš dabar neskambinu? Dėl to, kad aš buvau išvažiavęs. Aš nesuprantu, ką tu gali reikšti tas bučinys, jeigu jis man nieko nereiškia. Tai kodėl tu su manim tada bučiavaisi? Turbūt, kad buvau šiek tiek išgėrusi, buvau laisva ir manęs niekas nevaržė. Nevaržė, ar ne? Ne. O dabar varžo? Nes aš pati noriu, kad mane jis varžytų. Man su juo gerai, aš sakau, man nieko kito nereikia. Žinai ką, mums reikia susitikti. Mums reikia susitikti. Taip, reikia mums susitikti. Žinai ką, padarysim paprastą eksperimentą, kurį aš esu daręs jau su savo keliom buvusiom. Mes tiesiog dar kartą pasibučiuosim. Ir jeigu tu tikrai ne. Nieko nejausi man, tada aš sakysiu gerai, iki. Ate, atsakysiu. Aš tau dabar galiu pasakyti, aš su nieko nejaučiu, aš apie tai esu pagalvojus nei kartų po to vakaro. Kokio vakaro? Vasaros vakaro, tada kai buvom prie ežero. Tai gerai, tai dar keli kartai, kai buvom susitikę. Tai buvo atsitiktinumas? Čia buvo tą patį savaitgalį, tu atsimeni. Tai koks skirtumas, tą patį ar ne tą patį? Tu nevertini visiškai manęs, tu supranti? Padėjo ragelį, mergina. Padėjo ragelį. Zip FM. Bet bučiavosi. Va taip pat. Busted.